Terasininkų forumuose labai dažnai tenka rasti tokius klausimus. Gal kas galit pasakyti, kur galima nupirkti medienos, kad būtų kainos ir kokybės santykis. Bet, kaip taisyklė, atsakymai būna susiję su elementaria mūsų pušele ir kainos skirtumas nuo didžiausio iki mažiausio būna 3-4 eurai. Ir tą skirtumą dažniausiai įtakoja A, B, C klasės. Tai yra, kuo daugiau iškritusių negražių, negyvų šakų, tuo ta mediena pigesnė. Ir galbūt susijęs su tuo, kuris tiekėjas labiau nusimauna kelnes. Kai kalba eina apie kietmedį, ką mes šiuo atveju ir turim, tas kainų skirtumas būna iki 40-50 eurų už kvadratą. Ir tada kyla natūralus klausimas, kuo jos skiriasi? Juk čia irgi bus tas pats padukas, raudonmedis. Šitam objekte mes dirbam su ta lenta, su ta sistema, kur yra pati pigiausia. Nes kai aš išgirdu būsimų užsakovų, aš turiu pigesnės lentos pasiūlymą, visada klausiu, ar tai yra 90-inė, 100-inė lenta ir plona? Atsako taip. Tai išsiaiškinkim, kas įtakoja kietmedžio lentos kainų skirtumus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kaip pjaunamos terasinės lentos. Kai yra rastas, atpjauname ketvirtinės, tai yra šonai. Ir kaip taisyklė, geriausia mediena eina baldam, statybom ir iš tų ketvirtinių, kas lieka prie karnos, eina terasų. Taip pat terasom gali būti arba siauri rąstai prie šerdies. Tai yra, nėra pati kokybiškiausia, pati geriausia mediena. Vertinant tai, kad terasinių lentų gamyba vyksta iš tos medienos, kas atliko, tai jos kaina labai įtakoja lentos matmuo, plotis, aukštis ir ilgis. Imant iš tai, kas liko, padaryti gražią lentą be šakų, be skilimų, be visų kitų dalykų yra sudėtinga. Vat čia jums labai akivaizdus kainų skirtumas. Tai yra pigiausias variantas, tai yra 100-inė lenta, jinai yra ir siaura, ir plati, platesnė ir siauresnė. Kaip matot, kuo daugiau mėsos lentoj, tuo jinai yra brangesnė. Kitas dalykas, ilgis. Šitą sistemą 2,40 yra ilgiausia, nuo 80 iki 2,40. O tokie dalykai, tai yra individualus užsakymas. O ten, kur individualu, ten, žinot, kaina, kad yra jau pakankamai aukšta. Patys tiekėjai, kai perka medžiagas, jie perka konteineris. Ir pats gamintojas jiems įdeda įvairių ilgių lentų. Ir jie žino, kad konteineriai bus tiek vieno ilgio, tiek antro, tiek trečio. Esmė, kad jie, kai pardavinėja didelio ilgio, yra brangesnės lentos. Jeigu nori mažesnio, taip, galima išpigesnio. Dirbam su kietmedžiais, reikia žinoti vieną dalyką. Tu negausi visų lentų vienodų. Imdamas didelio ilgio, tu turi gauti ir mažesnių. Tik tai, dirbam su tikrom terasiniam lentom, tu žinai, kad kiek kurio gausi. Šiuo atveju, žiūrėkit, mes įsipakavom tik tai 2,40 lentas. Ir mes jau turim krūvą 1,60 m, 1,20 m, 80 galų atraižų. Gerai, kad pas mus yra terasos siaurėjančios ir yra siaurų takų, mes juos turėsim kur iškiršti. Tu, kai ardai iš 5 lentų pakuotę, viena eilė bus sudėta kažkokia kitokį ilgį. Tu nežinai, ką gausi. Ir jeigu jūs turit 4 metrų pločio terasą, o norite ištisų lentų be jokių jungimų, šitas variantas jums iš principo netinka. O dabar pakalbėkime apie 145 mm pločio lentas. Tai yra praktiškai standartas Lietuvoje, ką mes esam pripratę. Šitų lentų ilgis gali būti nuo 1,5 metro iki 6,15 m. Tai, ką mes dabar ir turim. O kainų rėžis einamuoju momentu, kai aš filmuoju šitą video, gali kainuoti 80-90 eurų, o ilgoji apie 150 eurų. Skirtumas tas, kad tu turėdamas savo terasos projektą, žinodamas, kokių tau ilgių reikia, tu gali iškart pasakyti, man reikia 6,15 m, tiek lentų. Turėsiu takus, imu 1,5 lentų, reikės tiek. Ir tu gali susikomplektuoti terasinių lentų komplektą tokį, kokiu tau reikia, kad galėtum padaryti terasą be lentų trūkių. Ko gero kyla klausimas, ar verta mokėti už ilgą lentą beveik 60 eurų daugiau už kvadratą. Trumpa lenta tai ne tik mažesnis kvadratas, bet daugiau klipsų, daugiau gulekšnių, daugiau darbo, visko daugiau. Ir tas skirtumas, viską susumavus, tikrai nesigaus 60 eurų. Daug dievė, kad gautųsi kokią 30 eurų skirtumas, bet vertinkit tai, kad tai yra daugiau skersgalių, kietmedžio terasoje papildomi skersgaliai, tai reiškia sujungimai, vizualinis chaosas tam raštų margurynė, plus, kaip minėjau, visi kietmedžiai aižėja. Reiškia, kuo daugiau skersgalių, suaižę skersgaliai yra didelė tikimybė, kad atsipalaiduos tvirtinimo taškai galuose
ir jie pradės raitytis. Tai reiškia, jeigu jūs terasa bus iš trumpų galų, jūs turėsit visą ją va tokią susiraizusią ir aštrių kampų begalę savo terasai, kur galima bus užkliūti su pirštukais. Ir galiausiai, jeigu jūsų prioritetas noras turėti terasą be pjūvių, kad visos lentos būtų ištisinės, tai yra vienintelis jūsų pasirinkimas. Ir kaina tada čia jau visiškai nebegroja. Jeigu jūs turite taisyklingos formos terasą, trumpos lentos leidžia labai efektyviai išnaudoti visas medžiagas. Šiuo atveju mes turėjom taisyklingą kvadratą, 35 kvadratai. Čia yra tas likutis iš 35 kvadratų, tiesiog lentų atraižos. O šita krūva atliko dėl to, kad mes turėjom dekoro rėminančią šonės, plus šitoj lentų sistemoje apie 20% gauni ilgio, kurio nežinai, kas bus. Tai va čia atraižos iš to nežinau. Antras dalykas, tai yra tvirtinimas. Koks yra numatytas jūsų terasinės lentos tvirtinimas? Pats paprasčiausias variantas, mes turim kvadratinę lentą, kuri tvirtinasi arba tiesiogiai iš viršaus, arba iš šono. Aišku, šitoje vietoje mes susiduriam su tuo, kad dažniausiai kietmedžio terasinė lenta yra 20-21, tvirtinant su šoniniu tvirtinimu, gaunasi, kad labai mažai užkabinam šios lentos. Ir tada šoniniam tvirtinimui rekomenduojam 25 mm lentos aukštį. Einam į aukštesnę lentą, jau mes kylam biškį kainos kartelėje. Kitas variantas tai yra lentos, kurios tvirtinasi įvairių klipsų pagalba. Lentos yra papildomai apdirbamas. Tai yra dar vienas apdirbimo procesas, plus jūs turit įsigyti kažkokį tvirtinimo elementą. Jų yra įvairių, yra nerūdijančio plieno, spirokliuojantis, bet jie prilaiko lentą prieš puntą. Ir trečioji, šita siauroji sistema, yra išfrezuoti grioveliai, plastikinė detalė su kabliukais, kur dedasi, užsispaudžia ir jinai laikosi. Plus tos lentos galais susistumė, jas dar reikia sustumti. Kažkokių gręžimų, dar kažko papildomo nėra, tiesiog lenta užsimauna, įsistumė, užsifiksuoja, kad neiškristų. Kvadratinės lentas taip pat galima tvirtinti nematomą paslėptą sistemą, kur plasmasiukai arba nerūdijančio plieno detalės tvirtinasi iš apačios prie lentos ir jos tiesiog viena su kita susineria. Tai irgi yra kvadratiniai lentai toks tvirtinimo būdas. Gerai apibendrinant tvirtinimą. Kvadratinė lenta yra tiesioginis arba šoninis tvirtinimas. Tiesioginis tvirtinimas tai yra pats tvirčiausias kietmedžiui, nes jis leidžia lentai ir deformuotis, keisti savo matmenį. Kitas variantas tai yra tvirtinimas klipsais, kai lenta prisispaudžia, tiesiog ją dedi, spaudi tvirtinimo elementais. Ir trečiasis, kai jau užsimauna. Šitas man iš tiesų nėra patikimas, netrodo labai patikimas, nes vienas dalykas aižėja. Medis, kietmedis eksploatacijos eigoje tikrai aižėja. Plus jisai pats yra skalus ir labai reikia atidžiai montuoti. Ir iš pakuotės išsklenda daug suskilusių, įtrūkusių šitų špuntų dalių. Ir būna, kad situacija, tu montuoji, sudėjai, žiūri trūkęs. Ir tu žinai, kad jeigu paliksi tą trūkimą, šitas kampas tiesiog su laiku atsipalaiduos. Plus, kadangi tai dedasi ant plasmasinių detalių, kietmedis ypatingai karštą dieną susitraukia, atsipalaiduoja. Pats montavimo principas galas į galą susiliečia ir tokia terasa yra girgždanti. Žiūrėkit, aš turiu 10 metų Masarendubos terasą, jau išgyveno ir matot, jinai visa yra kaip harmonika, suaižėjus. Visa, kas 3-4 mm kiekviena ir jinai buvo sveika lenta, bet pažiūrėjo dėl to, kad tiesiog buvo suaižėjus. Ir mes turėdami tą efektą tokios konfiguracijos lentoj, mes neturim patikimo tvirtinimo. Plus turint sudėtingos konfiguracijos terasas, laiptai, vazonai ir panašiai, iš kvadratinės ir tokios lentos užpuntų yra tikrai kur kas paprasčiau ir patikimiau padaryti šitos dalykus. Nes jinai yra pusiau tuščia vidurė lenta, ją negalima pjaustyti ir plus jinai neturi pati iš savęs to konstrukcinio stabilumo. Kad iš jos padaryti meną, reikia labai daug rankinio darbo papildomai įdėti. Kietmedį A, B, C klasių nėra. Ten tiesiog yra taip. Kinvarpos, karna, šakos, šakų užuomazgos, žievės ir panašiai. Ir šitie dalykai, kas yra negražu, jie skaitosi, kad tai yra norma, bet yra tam tikras procentas. Ir pavyzdžiui, kai tu perki iš Skelbia LT, iš nežinomo tiekėjo, kuris pasivežė kažkiek paletę, tu nežinai, ką gausi. Nes tikrai turėjom projektų, kai pats užsakovas atsiveža medžiagas ir tu matai, kad ten 50% yra subadyta, sutrūkę, suskilę ir padaryti gražią terasą nėra už ko, pjaustai gabalais. Tai
Imant šitą siauros lentos ir mažo ilgio sistemą, tikrai kokybė yra viena iš geriausių. Mes padarėm beveik 150 kvadratų ir kad tokių kažkokių labai akivaizdžiai didelių defektų mes neradom nei vienoje lentoje. Šakų užuomazgos, dar kažkas, kurias mes lentas atrinkom ir dėjom į nematomas zonas. Ieškant didesnio masyvo lentos, ten jau yra tiekėjo sąžinės reikalas, tiekėjo požiūris į kokybę ir norint savo terasai turėti platesnės ir ilgesnės lentas, tu jau turi pirkti iš žinomo tiekėjo. Apibendrinant, kietmedžio lentų kaina pagrindinė lemia 3 dalykai. Pagrindinė tai yra lentos plotis ir ilgis. Antras yra tvirtinimas, kaip yra realizuojamas būtent pats montavimas. Ir trečias – kokybė. O patį reportažą norėtųsi baigti atsakymu į klausimą, kuris visada būna išduodami iš jūsų pusės po tokio tipo reportažo. Sauliau, kur tu perki kietmedžio lentas? Vienareikšmiškai Woodline'as. Patys gražiausi, patys nuostabiausi, patys įspūdingiausi projektai mūsų kietmedžių yra gyveninti būtent iš lentų iš šio tiekėjo. Ačiū Jums, kad buvot su mumis. Spaudžiam laikus ir iki!